Aš labai džiaugiuosi ant scenos galėdamas pakviesti politologę Rimą Urbonaitę. Pirmą kartą gyvenime šitoje aikštėje aš buvau prieš daugiau negu 30 metų. Kelios dienos po sausio 13-osios baisios nakties. Mane čia tokia atvedė vienas žmogus, kuris buvo čia praleidęs ne vieną dieną ir ne vieną naktį. Ir kuris man šitoj aikštėj davė vieną svarbiausių gyvenimo epokų. Nebūti abejinga ir nesitaikyti. Ir neprisitaikyti. Komentatoriai komentaruose ėmė kabinėtis esą politikos mokslininkė, šiek tiek padarius gramą buvo. Iš tikrųjų, tai pakankamai sunkiai kalbėjo, bet, aš nedaryčiau tokių išvadų. Oras buvo šaltas, jaudulys buvo didelis, atsistokit ant scenos, pakalbėkit, patys pamatysit, kad tai pakankamai sudėtinga. Svarbiausia, ką pasakė politikos mokslininkė. Sunku jai buvo stovėti, bet ką jinai pasakė? Jin pasakė, kad pamoką gavo būtent toje aikštėje prieš daugelį metų, tada ir buvo ten jau paskutinį kartą. Vaikas jinai turbūt dar buvo tuo metu, nežinau kiek metų. Ir pasakė, išmokė nesitaikyti, neparsiduoti ir taip toliau. Aš galvoju, gerai, jeigu šitie propagandininkai, politikos mokslininkai, tie šeriami biudžetiniais pinigais ir per visų įvairiausių fondų sugalvotas ten schemas ir taip toliau ir skleidžia propagandą ir dabar ateina į protą, prabyla sąžinė, juk tai yra nuostabu. Galbūt jie kalbės tada apie niekinamą konstituciją, apie rinkimų klastojimus, apie karinių bazių pavadinimą nekarinėmis bazėmis, apie kokį nors ten prezidento Valdo Adamkaus kankinimų kalėjimą, apie oficialią Rusijos federacijos valstybės paslaptį prezidentę Dalią Grybauskaitę ir jos mokslinį darbą, kaip pavyzdžiui. Ir taip toliau, apie visas aferas. Ims ir pradės kalbėti šitie politikos mokslininkai. Aš manau, tai būtų labai gerai, todėl kad jie yra irgi mūsų piliečiai. Bet čia šiaip, tik pastebėjimas. Daug svarbiau, ką šiame mitinge pasakė, ir tai yra tiesiog skandalas, netgi pasakyčiau taip, žodis skandalas, čia, absoliučiai švelnus ir vaikiškas žodis. Aš net nežinau, kaip tai įvardinti. Tai, ką pasakė dar vienas politikos mokslininkas, analizių analitikas Marius Laurinavičius, tai yra jau ne tai, kad nejuokinga, jau yra baisu. Jis labai tiesiai šviesiai pasakė nuo tribūnos, kad valdančioje, dabartinėje valdančioje koalicijoje mes turime Kremlių. Mes turime Kremlių šiandieną valdančioje koalicijoje. Ne šiaip kokį vieną kitą ten kažką ten su neteisingom pažiūrom, negerom, priešiškom. Mes turime Kremlių. Čia kyla klausimas, o ką tada daro mūsų visos specialiosios tarnybos? Kremlius jau Seime sėdi, įstatymus Kremlius priiminės. Kiek žiūrėjau, praktiškai jokios reakcijos. Tai negi Kremlius nupirko ir visą nepriklausomą užsakomąją žiniasklaidą? Pasižiūrėkim Marių Laurinavičių. Susirinkome čia jau antrą kartą, renkamės tikrai tie, kuriems rūpi. Ir rūpi ir man, ir todėl šiandien esu čia, kad šiek tiek dar kartą atkreipčiau dėmesį į vieną aspektą, kurį, aš negaliu sakyti, kad jisai yra užmirštamas, bet jisai, mano įsitikinimu per mažai akcentuojamas visoje šitoje situacijoje, kur mes atsidūrėm. Tai aš kalbu apie, pirmiausia, aišku, geopolitinę situaciją, kurioje mes esam, tai nebijokim to įvardinti. Mes esam karo situacijoje ir būtent karo metu visą tai vyksta Lietuvoje.
Ir karo metu mes turim situaciją, kur peržengtos tai peržengtos visos linijos dėl moralinės politikos, dėl antisemitizmo, dėl daugybės dalykų. Bet peržengta ir dar viena labai svarbi linija, kuri karo metu yra dar svarbesnė. Nes šiuo metu valdančioje koalicijoje mes turim Kremlių. Žinot, kas mane galutinai pribloškė, žiūrint štai šitą ištrauką, kai įvardinama, kai specialistas, kaip aukščiausio lygio profesionalas įvardina realią situaciją, kad mes turim Kremlių, susirinkusi publiką, kuri atėjo protestuoti, kovoti už teisingumą, kad nebūtų neteisybės, kad nebūtų nusikaltimų, kaip girdėjo ten viena moteris kalbėjo pradžioj. Publika pradeda ploti. Mes turime Kremlių. Aš nežinau, ką galvot. Kalbėjau čia su vienu žmogum neseniai, apskritai dėl visų keistų žmonių poelgių. Jis sako, gal tikrai čia veikia vakcinos? Sako, gal tikrai veikia vakcinos, kad, nesuprantamai žmonės elgės. Pasako jie, mes turime Kremlių ir ovacijos. Valio, turim Kremlių. Kažkokia keista situacija. Kalbant apie vakcinas, truputėlį nukrypsiu į šalį. Aš pagalvojau baisų dalyką. Dabar Jungtinėse valstijose yra išrinktas naujasis senasis prezidentas Donaldas Trumpas. Jisai formuoja jau savo komandą. Po 2 mėnesių turi ateiti valdžią, duoti priesaką ir taip toliau. Bet pagal tai, kokie žmonės aplink jį bus jo komandoje, darosi iš tikrųjų neramu. Praktiškai ten tokie žmonės, kuriuos cituodavo be perstojo Eduardas Vaitkus ir panašaus raugo veikėjai. Tai yra, Kremliaus nuomonės skleidėjai aplink Trumpą. Žiūrėsim, kaip ten bus, gal Donaldas Trumpas dar persigalvos, bet aš pagalvojau tokį dalyką, kalbant apie mediciną. Džonas Kennedys jaunesnysis turėtų būti paskirtas atsakingu už visų Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos apsaugą. Ir aš su kitu žmogumi kalbėjau, sakau, klausyk, čia kaip sapne. Juk visą tai, ką kalbėjo Kennedys, o kartu ir tokie Vaitkai, ir neslėpsiu, ir mes čia kalbėjom. Tai buvo pristatoma kaip sąmokslų teorijų, Kremliaus naratyvas. Taip švelniai tariant. Ir dabar toks žmogus bus atsakingas už šią sritį. Aš neįsivaizduoju, kaip čia Lietuvoje reaguos visokie dulkiai, gerai, dulkiui tai jau vienodai rodo, bet kokie duomenų mokslininkai, Zemliai Balevičiai, ir kaip jie ten vadinasi, galybė buvo pandemijos metu. Visą tai, ką Kennedys kalba, tai yra baisu. O tada man tas žmogus sako, palauk, dėl to tai čia dar nieko. Juk tas Kennedys, jaunesnysis, jisai gali atgaivinti tą bylą, Džono Kennedžio nužudimo bylą, kur visiškai nesueina galai. Jo ten yra, dėdė, jisai sūnėnas ar kažkaip ten. Jo tėvą irgi nužudė, brolį to prezidento. Tai įsivaizduojat, kur mes patekom. Tai yra tikrai kažkoks košmaras. Viskas kaip sapne apsisuko.